Sveiki visi susirinkimų dalyviai ir YouTube kanalo klausytojai. Aš esu alkoholikas Raimundas. Jeigu nieks neprieštarauja, pravesiu atvirą šios dienos susirinkimą. Atviro susirinkimo tikslas yra supažindinti visuomenę ir kenčiančius nuo alkoholizmo žmonės su veikla ir kaip mes veikstame. Gal netyčia yra žiniasklaidos atstovas prisijungęs. Jeigu yra, mes paskaitytume laišką. Matau, nėra. Tuomet paskaitysiu preambulę. Anoniminiai alkoholikai tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu, noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiamis sektomis, teigybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčių, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas būti blaiviem ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Taip pat priėmiau 12 tradiciją. Anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, todėl YouTube įrašui mes neminime pavardžių ir prašau išsaugoti vardus irgi už šių susirinkimo ribų. Dar paskaitysiu, ko nedaro A. A neturi narių charakteristikų ar ligos istorijų, neužsiima tyrimais ar jų nefinansuoja, nenustato medicininių diagnozių, neskiria vaistų ir nekonsultuoja psichiatrijos klausimais, neužsiima išblaivinimu ar slauga, nelaiko nakvynės namų, nedalyvauja socialinių tarnybų ar konsultantų darbe, tačiau A nariai, grupės ir tarnautojai su jais bendradarbiauja, nerengia religinių apeigų, nesuteikia gyvenamo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų socialinių paslaugų, nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų, nerašo rekomendacinių laiškų įstaigoms dėl lygtinio paleidimo, nei advokatams, teismams ar socialiniams tarnyboms. Ir šiandien turime kalbėtoją, sutiko pasidalinti Donatą iš grupės Šviesa. Jei pirmas kartas dalinsis, taip supratau, tai labai džiaugiamės ir palaikysim tave. Labai džiugu, kad iš grupės Šviesa aktyviai ir mum. Kiek mūsų daug šiandien. Kad aktyviai bendradarbiaujam su grupė ir tai tada, Donatai, tau laikas, kiek tau pavyks. Tau žodis tau tada. Tai labas vakaras, aš esu Donata ir aš esu alkoholikė. Iš tikrųjų esu labai dėkinga jums, esu dėkinga už tuos įrašus, kuriuos dedate, nes jie man tikrai labai padėjo, kada nebuvo galimybės eiti į grupę, kada norėjosi pradžioj kuo daugiau tų pasidalinimų, susitapatinimų. Tai visada telefonas po ranka, vaikai užmiega, įsidedi ausinuką ir užmiegi su kažkurio tai iš jūsų pasidalinimu. Tai iš tikrųjų labai esu jums dėkinga ir jaučiu tam tikrą skolą. Tai todėl labai bijojau, bet sutikau dalintis, nes tos baimės tokios mano gyvenime, jos lydėjo mane visada, tokios ir išgalvotos ir dažniausiai, kaip sakant, buvo didelis stabdis kažką tai daryti ir kadangi tas toksai mano pasidalinimas apie sveikimą per veiksmą, vadovavausi to tokiu posakiu, kad jeigu bijai, tai reikia daryti. Ir čia Dievas man taip suvadovavo, kad davė progą pasidalinti jūsų grupėje. Negalvojau, kad tai reikės daryti tokiom sąlygom, bet vėlgi viskas labai faina, sėdžiu automobilyje, šiltam, pasišildžiusi, sėdžiu ir jaučiuosi labai šiltai priimta. Tai iš tikrųjų šiandien džiaugiuosi, kad supratau, kas esu.
Va, ir mano gyvenimas dabar atrodo kaip mažas ar kaip didelis stebuklas. Taip kaip aš čia esu dabar su jumis, tai man iš tikrųjų yra Dievo dovana. Va, šiaip aš kiek save prisimenu, nuo pat vaikystės, tai aš visada buvau labai veikli. Va, ir ta mažytė mergaitė, žydrom akim, ir geltonkasė, manęs visur buvo pilna. Va, nuo mažų dienų aš, jeigu kažką tai darydavau, tai darydavau 110%. Va, jeigu aš ten užsimaniau dainuoti, būdama 4 metų, tai tiek dainavau namie, kad prarėkiau balsą ir prarėkiau balso stygas. Jeigu aš ten užsimaniau groti, tai jau išsirinkau sudėtingiausią instrumentą smuiką ir, žodžiu, muzikos mokykla. Jeigu aš užsimaniau būti pirmūnė, tai aš pasieksiu savo tikslą ir tą padarysiu. Tai va, tai veiksmas mano gyvenime visada buvo veiksmas ir didžiąja dalim tai buvo tam tikras bėgimas. Tam tikras bėgimas nuo to, kas buvo namuose, kas buvo mano viduje. Aš išmokau gyventi tame veiksme, kaip norėdama pabėgti nuo savęs ir nuo tų aplinkybių, kurios buvo šeimoje pradžioje. Tai va, tai jau nuo mažų dienų aš labai nepriėmiau savo šeimos, to kas joje vyko. Va, ir matytas veiksmas užtat ir gelbėjo mane. Tai va, mano tėvas buvo alkoholikas. Va, ir žodžiu, buvo agresyvus alkoholikas, tai jau nuo mažų dienų apskritai pas mus tokio ryšio su juo nebuvo, jis kažkaip tai būdavo piktas visada. Ar jisai negeria tas dienas, ar jisai geria. Jisai, buvo toks šaltas labai tėtis ir iš tikrųjų vienas iš tokių ten momentų, kada aš galėdavau su juo pabendrauti, tai būdavo, jeigu man kažkas neaišku su namų darbais, būtent matematikoje, o jis gaudėsi neblogai. Tai jau tada aš paprašydavau pagalbos, bet vėlgi su tokia baime, nes žinodavau, kad jeigu jau paprašysiu, tai jis jau ne tą temą man padės išsiaiškinti, o visą kursą tos klasės matematikos. Bet tai buvo vienas iš tokių artimesnių mūsų momentų, kada mes sėdėdavom ir skaičiuodavom. Tai gali būti, kad dėl to iki pat ir aukštesniosios mokyklos aš labai mėgau matematiką. Man va tai užkabino ir tai mane vežė galbūt vien iš prisiminimų to su tėčiu bendravimo. Tai va, žodžiu, kaip ir sakiau, manęs buvo visur pilna. Namie buvo tokia situacija, kad mes viską turėjom, mamos tokia pozicija buvo, kad aišku niekas nieko nematytų, niekas nieko nežinotų, kas vykdavo už uždarų durų. Buvo ir tos agresijos, buvo ir to smurto. Ir ne tik psichologinio, bet ir fizinio smurto. Va, būdavau lupama, kaip man vaikui nebūdavo aišku net už ką. Va, ir pradžioje, ką aš pradėjau daryti, tai aš supratau, kad galima manipuliuoti. Manipuliuoti ir kažkaip tai išsisukti. Aišku, atsirado melas, kai aš neprisipažindavau, ką pridarius. Arba jeigu tėtis liepdavo, jau pagaudavo mane ten gavus kažkokį blogą pažymį ir dar ištaisius pažymių knygelį tą pažymį, tai sakydavo, atnešk diržą. Tai vat, tai Donata, kaip labai gudri mergaitė, atneždavo patį lengviausią, ten mamos kažkokį vasarinį dirželį. Žodžiu, prašė atnešti tai. Tai va, tai tas toksai žaidimas, tas manipuliavimas kitų žmogum jau atsirado man pakankamai anksti. Va, ir aš supratau, kad aišku, to dėmesio, kurio aš negaudavau šeimoj, iš tėčio, nes mama tai, aišku, stengėsi ir darė, ką tik tai galėjo, kad viską man suteikti. Tai aš jau kokio ten 6-7 klasėje, žodžiu, nusprendžiau, kad man nebereikia muzikos mokyklos ir vėlgi. Aš pradėjau manipuliuoti mama, pradėjau žaisti faktais, kad čia aš dabar, jeigu taip darysiu, tai bus taip, jeigu aš nesimokysiu mokykloje muzikos, tai aš baigsiu 9 klasę vien ten 9-ukais, 10-ukais ten ir panašiai. Žodžiu,
prasidėjo toksai žaidimas kitais žmonėm, kad gauti tai, ko aš noriu. Va, aš supratau, kad aš galiu būti ta protinga, ta išmintinga, kaip man atrodė, kad viskas gyvenime vyktų taip, kaip aš noriu. Va, po to, aišku, ta paauglystė atėjo, aš buvau tokia labai apartų melavimų, tai šiaip labai gera mergaitė. Nu, ten jau po to vyresnė būdama jau net ir nemeluodavau, nes nebuvo labai ko meluoti, aš nieko neprisidirbdavau, aš gerai mokiausi, stengiausi labai įtikti, patikti ir aplinkiniams, ir tai mamai tarsi kažkokią tai kompensaciją galbūt duoti, vat, kad nu, tas tėvas, tas mūsų toksai sudėtingas žmogus, tai bent aš to džiaugsmo mamai suteiksiu ir tais gerais pažymiais, ir su tais savo veikimais užklasiniais manęs, kaip ir sakiau, buvo pilna, aš mokykloje vesdavau renginius, aš lankiau turbūt visus įmanomus būrelius, ten pradedant gėlininkų būreliu, baigiant ten ir šokiais, ir šachmatais, ir žodžiu tas toks, nu kaip antra pusė to gyvenimo pas mane buvo. Ir aš visada norėjau to dėmesio ir man iš to aplinkinių tos pagiros, tie plojimai, nu tarsi užpildydavo mane. Man taip atrodė, kad vat, aš esu mylima ir aš esu reikalinga. Va, bet aišku, šeimoje situacija negerėjo ir atėjo toks momentas, kai aš supratau, kad aš turiu būti ta stiprioji šeimoje, prisėmiau kokių jau 14 metų suaugusiojo pareigas, galima taip sakyti. Ir žodžiu, pastačiau vėlgi mamai tokį ultimatumą, arba aš išeinu iš šitų namų viena, arba mes išeinam kartu. Tai tada mama, aišku, pasirinko mane ir mes palikom šeimą, palikom tėvą. Va, ir kaip ir gyvenimas viskas sustojo į tas vietas, bet tuštuma kaip buvo, taip jinai ir liko. Va, kažkaip aš tada užmečiau tą aktyvią veiklą ir mokykloje ir tas vidus buvo, nu, tokia kaip skylė. Niekas nebegalėjo man nei padėti, atrodo, aš tokia vieniša jaučiausi, nesuprasta. Nes šiaip šeimoje pas mus su mama santykiai buvo geri, bet apie jausmus, apie tas savijautas mes kažkaip nekalbėdavom. Ir aišku, būnant va toj paauglystėj, aš jau ne tik, kad išmokau slėpti, aš nebesupratau, kaip aš jaučiuosi. Nebeišgyvenau nei tų pačių tėvų skyrybų, kurios buvo pakankamai sudėtingos. Po to mama surado jau kitą vyrą ir to dėmesio ir mamos man pradėjo trūkti. Ir man visada atrodė, kad tas pasaulis man yra kažkas skolingas. Ir kad man reikia matyti kažką tai kitaip daryti, kad aš gaučiau tai, ko man trūksta. Ir aišku, tų bandymų buvo visokių, buvo dar tokia ir juoda, tarkim, juoda linija gyvenime, kai taip vienišai jaučiausi, kad jau iš vis norėjau išeiti iš šio pasaulio, tai toks visiškas beviltiškumas. Ir visą tą laiką man niekada netėjo į galvą ten kažkokios tai blogos kompanijos ar ten kažkoks alkoholis. Aš, mačiau tą tėvą alkoholiką, mano mama ten per kokius balius išgerdavo, bet tai ten ir linksma, ir šašlykai, ten ir visokios kavinės, tai kaip ir nieko blogo nemačiau, bet man to nereikėjo. Va, aš bandžiau pasiduoti į religiją. Buvau labai aktyvi ten, žodžiu, tokioje netradiciniai religijoje. Ten kažkaip tai nepavyko man sukurti to santykio su Dievu, aš labai rėmiausi žmonėmis ir be abejo aš jais nusivyliau. Šiaip tai aš tų veiksmų, atrodo, dariau labai daug. Ir kiek dabar prisimenu, tų veiklų buvo labai daug, bet jos visos nedavė rezultatų. Aš kaip jaučiausi vieniša ir nesuprasta kažkokia išskirtinė. Va, tai aš, aišku, bandžiau visada šypsotis, vaikščioti su ta kauke, aš tokia aktorė, kaip juokiuosi, kartais reikėjo man į kokį aktorinį gal įstoti. Jau taip vaidindavau, kad viskas su manim gerai, nors viduje iš tikrųjų buvo visiškas beviltiškumas, nereikalingumo tas jausmas. Ir tada aš sumaščiau, kad, ko man reikia, mangi tada reikia šeimos, vat, turėsiu vyrą, turėsiu vaikučių ir viskas mano gyvenime, aš susikursiu tą gyvenimą taip, kaip aš noriu.
Va, ir atsirado vyras, kuris buvo visiškai nepanašus į mano tėvą, buvo, ta prasme, tikrai santykiai mūsų iš meilės ir šilti, ir atsirado tie vaikučiai vienas po kito, ir tas gyvenimas, ir sėkmingas, sakyčiau, ir laimingas, bet man vis tiek kažko trūko. Ir vėl aš daviausi visokias veiklas, ir vėl aš bėgau nuo savęs, bėgau į darbus, buvo toks laikotarpis, kada buvau tapus tikra darboholikė, dirbdavau iki išnaktų, nepaisant to, kad mažas vaikas namuose. Va, bet darbas man nedavė to džiaugsmo. Darau, atrodo, viską, kad įtikčiau, patikčiau darbe ir vis tiek kažkas netinka, kažkas netaip į mane pažiūrėjo, netaip mane įvertino. Ir vėl ta tokia ir savigaila, ir tas pyktis, kad manęs neįvertina. Nes aš juk, aš viską darau 110%, bet tie žmonės kažkaip tas darbdavys nemato ir nevertina. Tada šeimoje man irgi pradėjo trūkti vyro dėmesio, vis man buvo maža, vis mane ne taip kaip karalienė myli, to dėmesio per mažai rodo. Tas vaikas kažkoks tai nepaklusnus, man taip norėjosi, kad jisai būtų patogus, pasakei, sėdėk ir jisai sėdi, o vaikai juk netokie. Va, ir man buvo labai sunku susitaikyti, kad aš negaliu kontroliuoti nei žmonių, nei situacijų, kurios nutinka. Va, ir kažkaip vėl tada bėgimas, tų darbų keitimas. Aš turbūt, jeigu tai paėmus, nesu atidirbus darbe nei vienam daugiau negu 1,5 metų. Padirbu, išsitaškau, visą energiją atiduodu, negaunu tai, ko man reikia, aš spjaunu ir išeinu. Ir vėl kažkur tai kitur. Tada pasidaviau į politiką. Čia ne į aukštumas, bet bent jau kažką čia, gal į šitą sritį aš eisiu. Tada vėl kažkokie tai mokymai, tada psichologiniai visokie, ta prasme, ieškojimai per psichologinius seminarus, ten už pinigus ir nemažus pinigus. Ta prasme, visą laiką tas ieškojimas, ta veikla buvo, bet jinai nedavė man rezultato, neveikė. Ir iš tikrųjų, jeigu grįžtant jau prie temos, kada tas alkoholis atsirado toj mano būsenoje, tai jisai atsirado, kaip aš taip galvoju, pakankamai vėlai, jau ten 20-21 turbūt kažkur, tai kai jisai atsirado tiesiog truputį kaip nuėmimas to streso ir tos būsenos, tokios lengvos būsenos. Man reikėjo ir tas alkoholis, savaitgalį su kompanija, su draugų kompanija, jisai po truputį atsirado ir aš pamačiau, kad visai faina bent jau tom dienom nesijausti tokia nelaiminga, vieniša ir tai taip lengvai ir atrodo tų rūpešių nėra. Ir kaip aš, tie savaitgaliniai išgėrinėjimai nieko man nesignalizavo, ta prasme, kad čia kažkokia bėda, nes visi taip daro. Ir iš tikrųjų pas mus visada namuose su vyru būdavo baras, visokių gėrimų, šventės, ten krikštynos, jubiliejai kažkokie, tai buvo toks laiko praleidimas, kuris visai jokių signalų nedavė. Dabar iš šios dienos žiūrint, aišku, kad jau tada aš nemokėjau gerti kaip normalus žmogus. Jau tada man neužtekdavo 1 taurės ar 2. Turėjau tokių draugių, kurios, tarkim, išgeria vieną taurę ir po to paprašo arbatos, o aš, ne, man to ne, man maža. Ta prasme, jeigu jau linksmintis, jeigu atsipalaiduoti, tai to alkoholio turi būti daug ir aišku, kai būdavo namuose baras, tai viskas būdavo ranka pasiekiama. Tai taip kokių 10 metų turbūt niekas nesikeitė, tie savaitgaliniai tokie išgerinėjimai buvo. Ir dabar aš galvoju, turbūt tas lūžis, tas mano toksai savęs ieškojimas per veiksmą kažkokį, per tas veiklas visas, jisai, kai nieko nebeduoda ir tu matai, kad viskas beviltiška,
tai susikoncentruoji į šeimą. Tai vat aš norėjau daug vaikų tada. Man reikėjo daug vaikų, kad aš jausčiausi reikalinga. Va, ir turbūt tas lūžis įvyko su trečiuoju vaiku, kai aš buvau susiplanavusi. Ašgi buvau savo pati dievas, viską kontroliuojant ir aš susiplanavau, kad man reikia mergaitės. Tai va, ir kai ta trečia gimė, tas trečias gimė ne mergaitė, o trečias berniukas, tada man turbūt nukrito karūna. Nukrito karūna, kad aš nekontroliuoju čia visko. Va, taip, vaikas gimė sveikas, bet buvo nusivylimas, kad ne tokia lytis turėjo būti. Tai va, turbūt tai buvo vienas iš tų tokių skausmingų suvokimų, kad vis dėlto aš nevaldau pasaulio. Ir tada jau tie išgėrinėjimai tapo dažnesni, nes tie jausmai, jie buvo užgniaužti, jie niekur nedingo, jie tik būdavo slepiami. Va, ir alkoholis buvo tas būdas išsilaisvinti ir tada tas mano išgėrinėjimas tapo dažnesnis. Aš jau gerdavau dažniau ir aš tapau pikta ir agresyvi. Va, bet netgi tada, kai aš taip elgdavausi, aš nesusitapatinau nei ten su savo tėvu, nei su tuo, kad aš galiu būti priklausoma nuo alkoholio, nes man buvo labai sunku pagalvoti, kad čia jau kažkas su manim jau negerai, nes tai laikina, man vis atrodė tai laikina, va čia įtampai nuimti. Va, paaugs tie vaikai ir žodžiu, viskas susitvarkys, kažkaip va naują darbą gal vėl surasiu eilinį kartą, vėl kažkas tai mano gyvenime keisis. Va, ir šitaip begeriant toliau, sugriuvo mano pirmoji santuoka, tas alkoholis jau tapo dažnesnis, baro namuose nebeliko. Va, tada labai greitai ištekėjau antrą kartą, vėlgi jau tada suprasdama ne kad aš dievas, bet galbūt vyras bus kaip dievas. Vat aš išsirinkau jau tokį, kuris dabar jau mano gyvenimą padarys laimingą. Tai va, tai ta santuoka truko dar trumpiau ir toje santuokoje aš, galima sakyti, ir prasigėriau. Todėl, kad supratau, kad nei žmogus, nei ta situacija nekeičia nieko. Aš kai buvau vieniša nelaiminga, tai tokia ir esu ir vis krentu į tą duobę ir jau nebežinojau, ką daryti. Tai va, tai iš tikrųjų, tada atėjo karantinas, buvo labai daug pasiteisinimų, kad iš vis, ką veikti. Ką veikti, dirbti negali, o aš be darbo, be tos veiklos iš vis tokia jaučiausi labai tuščia. Jau tada tas alkoholis tapo kasdieninis. Va, ir aš buvau girdėjusi, kad yra tie anoniminiai alkoholikai, yra tos grupės. Dabar net nežinau, iš kur aš tiksliai girdėjau. Va, ir kažkada tai išdrįsau paskambinti ne, bet parašyti laišką. Nesuvokiau, kad jau aš visiškai nebenormaliai geriu. Va, geriu jau viena ir skandinu savo gyvenimą tame butelyje. Tai va, bet matyt dar nepakankamai buvau pasidavusi, todėl kad kai parašiau tą elektroninį ir gavau atsakymą, kad grupės karantino metu vyksta nuotoliniu būdu, tai jau ne, kokiu nuotoliniu, ne. Žodžiu, ta baimė jungtis, baimė kalbėti, kokios čia atrodo ne visai aš nuo tų technologijų jau taip toli, bet jau čia ne. Ir žodžiu, sėkmingai gėriau dar 2 metus. Tai vat, ir vis tikėjausi, kad, kaip ir sakau, rasiu kažkokią tai veiklą, kažką gyvenime pradėsiu daryti kitaip ir alkoholis išnyks, kad nebeliks man priežasties gert. Tai iš tikrųjų gyvenimas pasikeitė, aš išsiskyriau su vyru, radau darbą, bet nebegalėjau sustot gert. Norėjau, bet nebegalėjau. Va, ir vis savo sugalvodavau visokių priežasčių, kodėl aš turiu išgerti. Lyg tai ir tos veiklos yra, ir vaikai, ir darbas, mėgstamas darbas, sunkus, bet mėgstamas. Ir
nesuprantu, kaip tos kojos pačios eina į tą skyrių ir nusiperku aš ir parsinešus namo išgeriu. Tai va tada jau pradėjo man iš tikrųjų aiškėti, kad aš noriu, bet nebegaliu. Va ir teko tada ką? Teko man atsiklaupti per vienus naujus metus ant kelių, tai va čia buvo tiksliau praeiti metai. Ir sąžiningai pasimelsti Dievui, kaip aš jį suprantu, nes to santykio kaip ir su juo neturėjau, bet jau nebežinojau, ką daryti, kuo užsiimti, ką gyvenime daryti, nes pajutau, kad rituosi visišką bedugnę. Va, pasimeldžiau Dievui ir pasidaviau, kad aš nebežinau, kaip gyventi toliau, nebežinau. Va, ir kadangi aš tokia manipuliatorė, tai turbūt ir mano aukštesnioji jėga truputį prie manipuliacijos suveikė. Žodžiu, jis man atsiuntė naują pažintį, naują vyrą. Va, ir tas vyras buvo nevartojantis. Va, ir jisai kažkaip atkreipė dėmesį, sako, Donata, tu per daug geri. Kaip aš čia dabar įspūdį žmogui darau, jisai sako, kad aš per daug geriu. Tai meluodavau, kad išgeriu tik 1 taurę, tik 2 taurės. Va, ir žodžiu, aš pajutau, kad tas alkoholis man trukdo bendrauti su tuo žmogumu. Jisai sako, eik į anoniminius alkoholikus, tau padės. Ir tai buvo toksai paskatinimas ir spyris iš tikrųjų man priimti tą sprendimą, nueiti paprašyti pagalbos. Juk aš tai nesusitvarkau. Juk aš tai pasidaviau, aš bandžiau visai pati. Ir kaitaliot gėrimus, ir stiprumus, ir negersiu ten iki 5-dienio, ir ten negersiu šiandien, o rytoj ten išgersiu. Visai bandžiau ir sustoti, ir negalvoti, niekas neveikė. Tai kodėlgi nepabandžius? Va, tai vienas iš tų sėkmingiausių ir geriausių turbūt mano veiksmų, tai buvo tiesiog nueiti į atvirą susirinkimą, nes aš bijojau eiti iškart į uždarą. Va, ir nuėjusi, aš supratau, išgirdusi pasidalinimą, po to aš pasilikau ir uždaram susirinkime, kad pagaliau aš radau žmonių tokių kaip aš, nes visada jaučiausi kažkokia išskirtinė, o čia supratau, kad kalba apie mane. Vat dalinasi žmonės ir kalba apie mane, kaip aš jaučiuosi. Apie tą mano norą viską valdyti, apie tą mano egocentrizmą, apie tą savanaudiškumą, apie pyktį, kad viskas vyksta ne pagal mane. Ir kad alkoholis tai buvo tik priemonė. Iš tikrųjų, tas mano mąstymas, jisai jau keliavo nuo pat vaikystės. Tai alkoholis buvo tik priemonė. Ir tada aš supratau, pas jūs aš išgirdau, kad tai yra liga. Kad tai ne tik kūno liga, tai yra proto liga ir kad aš visiškai nemoku ir negaliu sveikai mąstyti. Tai kadangi veiklumas iškart jau pas mane jau užsižiebė, kad čia jau kažką jūs žinot, ko aš nežinau ir galbūt tai man padės, tai aš iš tikrųjų labai greitai supratau ir išgirdau, kad yra globa ir yra žingsniai. Nelabai aš ten supratau apie tos žingsnius, bet supratau, kad man reikia pabandyti, nes jie veikia. Jum veikia. Netikėjau, kad tai gali man suveikti, bet pabandyti norėjau. Tai iš tikrųjų jau po 2 savaičių labai greitai aš pasiprašiau globos, nes supratau, kad jeigu aš nieko nedarysiu, tai niekas man ir nepadės. Aš turiu daryti veiksmą. Ne tik ateiti į grupę, bet ir eiti į programą. Tai va, tai kitas žingsnis labai paprastas, pradėjus eiti žingsniai, pirmiausiai prieš pradedant, reikia nusipirkti knygą. Reikia ateiti į susirinkimus. Reikia skambinti globėjai kiekvieną dieną, kas irgi ne visada lengva. Kartais būdavo toks pasipriešinimas, kad aš galvoju, kaip aš nenoriu šiandien skambinti, kaip čia man jau čia visos mintis, kad tik tai neskambinti. Bet turi daryti žingsnius ir tą veiksmą, kad sveiktum. Jeigu tik sėdėsi ir žinosi, ką reikia daryti, ką aš dažniausiai ir darydavau po tų visų protingų seminarų, aš paklausydavau,
O kaip čia faina, grįždavau namo ir gyvendavau toliau taip, kaip aš įpratusi. Va, o čia yra veiksmo programa, dvasinė veiksmo programa, turiu daryti. Ir aš taip klausiau savo globėjos, nes, kitos išeities aš neturėjau, aš pasižadėjau eiti šitais žingsniais ir klausyti, ką man liepia, tą aš dariau. Va, ir iš tikrųjų tas pasidavimas, tas visiškas nuolankumas ir pripažinimas, kad aš negaliu nei valdyti savo gyvenimą, aš esu bejėgė prieš alkoholį, tai aš dar porą mėnesių tikrai jaučiau potraukį gerti, tai vėlgi vakare ne Facebook'e vartyti ir TikTok'ų žiūrėti, aš jungdavausi prie jūsų įrašų, jungdavausi per negaliu prie nuotolinės kokios grupės, kuri ten vakarais būna, kad savo padėti, kad Dievas galėtų man padėti, kad aukštesnė jėga, jūs galėtų man padėti sveikti, nes aš tai bejėgė visiškai. Tai va, aišku, reikėjo, buvo ir tas 4. žingsnis, kuriame buvo man labai didelis pasipriešinimas, pamatyti save, pamatyti kiek pykčio, kiek baimės, kiek to egocentrizmo, to savanaudiškumo, kaip aš norėjau valdyti žmonės, kaip aš norėjau valdyti tas situacijas, viską tik tai dariau, kad gauti savo naudos. Taip aš gera, taip aš faina, taip aš sąžininga. Aš iš tikrųjų labai gerai apie save galvau, visi kiti buvo blogi. Aš taip buvau išmokus stebėti žmonės, taip juos analizuoti, taip prie jų prisitaikyti, kad gauti, ko man reikia. Ir aišku, dažniausiai būdavo, kad aš negaunu. Ir tada aš metu tos žmonės, pabėgu nuo tų situacijų, nes nematydavau savęs. Tai 4. žingsnis man buvo toks sunkus ir toks naudingas, man kaip kažkokia uždanga nukrito, kai aš vis dėlto pamačiau, kiek manyje visko buvo užslėpta, kažkokia tai, iškreipta realybė, tas iliuzinis mano pasaulis, kuriame man visi kiti atrodė, visi dėl visko kalti, tik ne aš. Tai buvo labai, labai sunku, sugedo gal 10 tušinukų berašant tas lenteles, nes vėlgi tai yra darbas, tai yra veiksmas. Ir melstis, ir prašyti pagalbos, ir pildyti tas lenteles, visa tai yra veiksmas, kuris veda link sveikimo. Tai aš labai dėkinga savo globėjai, kad iš tikrųjų labai kantriai, labai švelniai ir padėjo man eiti tai žingsniais, labai daug iš tikrųjų įgavau ir tos stiprybės ir tikėjimo, ir tas ryšys atsirado su Dievu, suprantant, kad ne aš Dievas esu, yra ta aukštesnioji jėga, kurios dėka dingo man tas noras gerti. Pirmiausia, tas fizinis noras gerti, nes kaip ir situacija mano gyvenime nepasikeitė labai, aš gyvenu ten pat, darbas yra tas pats, bet aš nebeinu iš proto, nes, nebesu viena, esu su Dievu. Tas ryšys mano, jisai niekada nebuvo toksai stiprus, niekada nebuvo toks tiesiogiai juntamas. Aš visada, jeigu melsdavausi, šiaip, ir močiutė buvo mane išmokiusi, ir vėlgi aš ten buvau toj netradiciniai religijoje, tai man atrodė, kad aš turiu tą ryšį su Dievu, bet jisai buvo iš vienos pusės, aš visada prašydavau tik tai, ko man reikia. Tai ką man davė anoniminių alkoholikų programa? Jinai man grąžino tą sveiką mąstymą, parodė realybę, aš pamačiau kokia aš esu. Išmokau save priimti su savo trūkumais. Išmokau melstis ir pasitikėti Dievu, kad Jis žino geriau, ko man reikia. Ir jeigu aš pradedu dieną, tai aš ją pradedu su malda. Jeigu planuoju, tai nebeinu iš proto, jeigu planai mano nebepasiseka,
nes žinau, kad tokia Dievo valia, matyt mano planas nebūtinai tą dieną turėjo būti toks. Va, stengiuosi iš tikrųjų išlaikyti tą ramybę ir stiprybę, pasitikint, kad aukštesnė jėga vadovauja. Va, ir iš tikrųjų tas sveikas mąstymas atneša labai daug džiaugsmo. Jeigu aš anksčiau šypsodavausi, įpratau šypsotis net tada, kai jau ten viduj viskas verda arba visiška tuštuma, tai dabar tas mano džiaugsmas, iš tikrųjų toksai pilnavertis. Va, tai aš labai dėkinga iš tikrųjų anonimam už tai, kad esu blaivi šiandien. 9 žingsnis išlaisvino mane nuo tos kaltės, ką aš pridirbau. Ir dabar galėčiau pasakyti taip, kad suteikėt man naują gyvenimą, bet tai ne naują gyvenimą, jūs tiesiog suteikėt man gyvenimą, nes nežinau, kaip būtų buvę, kito kelio nėra ir šiandien aš esu gyva, aš esu blaivi, aš esu su jumis ir iš tikrųjų esu labai laiminga. Tai va, tai ačiū labai, kad leido dalintis ir ačiū, kad išklausėt. Ačiū labai Donatai už tokį sklandų, išsamų pasidalinimą. Tai tuomet prašau dalyvių, klauskite Donatas, gal nebūtinai, gal turite taip kažką iš sveikimo, nebūtinai iš tas temos. Ilja alkoholikas. Gerai. Ne, alkoholikas, ačiū labai Donata už pasidalinimą, labai daug buvo ir apie mane, ypačkai gyvenime viskas sekasi, bet kažko trūksta ta būsena, tai tikrai labai artima, pažįstama. Negali kaltinti gyvenimo, nes viskas tikrai gerai ir tas labai buvo artimas, susitapatinau labai. Toks klausimas, per kiek pavyko praeiti programą, ar einant programoje buvo kažkokių gal stabdžių, uždėlsimų, ar labai sklandžiai pavyko praeiti? Ir kiek jau po programos esate? Ačiū labai. Ačiū labai už klausimą. Tai per kiek laiko dabar taip bandau primesti, turbūt pusmetį užtruko. Mes ir dabar dar su globėja baiginėjom skaityti knygą. Bet tie žingsniai turbūt jau užtruko pusę metų, dabar taip galvoju. Ir tai stabdis vienas didžiausių, tai buvo 4 žingsnis. Čia ta akistata su savimi, bet nelabai leidau sau gaišti. Ir globėja mano taip jau perspėjo, kad netempčiau gumos. ir tie pasidalinimai iš tikrųjų vat, kitų narių buvo apie tai, kad ten užtrunka ir kelis mėnesius tame žingsnėje. Tai jau aš tiesiog ką dariau, aš labai daug meldžiausi. Ir aš supratau, kad tas pasipriešinimas, tai vat, būtent tas mano ego. Tas neduoda man jo daryti, toliau rašyti. Ir žodžiu, aš jau per prievartą, jau sakau, net fizinę kančią jaučiau rašydama, tai aš tiesiog meldžiausi ir rašiau tai, kaip pavyko. Kiekvieną dieną, nors po truputį, kad neužsisėdėti, nes matyti, jeigu priešinosi, tai ten labai skauda. O jeigu skauda, reikia kaip ir tą žaizdą operuoti, kad išgyti. Tai va, tai ilgai ten netupėjau, žodžiu, ten kelios savaitės turbūt gavosi, bet, žodžiu, pasipriešinimas, kiek dabar atsimenu, buvo didžiulis. Ir iš kitų žingsnių, tai to dėlsimo pas mane šiaip nebuvo, nesakau, aš kažkaip jau priėmiau, kad tą reikia daryti, jeigu noriu sveikti. Netgi 9 žingsnis, aš jam buvau pasiruošusi ir dar liko kelio žalos, kurių neatlyginau, tas sąrašiukas nebuvo labai didelis, buvo taip nedrąsu, kažkaip tai ir vis galvoju, kaip čia žengti, bet pradėjau nuo artimiausio, tai su jais turbūt ir sunkiausiai, ir lengviausiai iš kitos pusės. Va, tai
po programos dabar tai vat kaip ir atsakiau turbūt, ne? Tai vis dar pabaiginėjom jau skaityti praktiškai knygą ir dabar gyvenu 10, 11 ir 12 žingsnį, nes tai yra jau mano kasdienybė, tai vat man netgi 10 žingsnis, kai aš jame atsiradau, jis man buvo sunkiausias. Dabar jau tai rėmus sunkiausias turbūt buvo, todėl kad man reikėjo išmokti kiekvieną dieną save stebėti ir save analizuoti. Tai va, tai tą dariau 2 savaitės ir jau ten galvoju, nu čia ir užduotis. Va, bet dabar esu už tai dėkinga, nes išmokau kiekvieną dieną save stebėti ir save analizuoti ir žiūrėti, ką aš gero padariau, už ką aš galiu būti dėkinga, ar aš kažkam padėjau, ar aš darau ir gyvenu programą. Tai va, tai tikiuosi atsakiau į klausimą. Ačiū labai atsakėt. Dėkui labai, Ilja. Prašau dar klausti. Labas vakaras, Edita, ko priklausoma. Labai ačiū už nuoširdų pasidalinimą. Norėjau paklausti, ar pavyko užpildyti tą bėgimo nuo savęs jausmą, tą užsikišimą veiklomis, ar dabar jau taip nebedarote. Ačiū. Ačiū už klausimą. Jo. Nu, kaip ten pas mus sakoma, siekiam netobulumo, o pažangos. Tai va, tai iš tikrųjų, aš ir dabar esu veikli. Aš ir dabar nepasėdžiu vietoj. Ir iš tikrųjų, ta, aišku, veikla dabar mano kita ir daugiausiai susijusi su tarnystė, su 12 žingsniu, su globotiniam, kurias aš jau turiu. Tai galbūt tiesiog to jausmo, tuštumo, kažkaip aš jau nebepastebiu. Jau arba jeigu ir pastebiu, tai labai greitai jį pamatau ir stengiuosi jį užpildyti. Bet dabar tą jausmą, jeigu aš pradedu jaustis tuščia, kažkurio tai momentu jau matau, kad jau kažkas, tai man jau aš iš kažko reikalauju dėmesio arba kažką, tai jau čia man reikia veikti, kad nuo savęs bėgti, tai aš pradedu analizuotis ir dažniausiai būna tokiais momentais, kai aš save apleidžiu. Tai globėja mane mokė, man tai buvo labai keista, labai neįprasta. Va, bet aš klausiau, bandžiau ir rinkausi savo patirtį, nes iš tikrųjų man viską reikia pabandyti, kad aš žinočiau, ar man tai veikia. Tai aš žinau, kad jeigu aš jau jaučiuosi, tuštuma ateina, vadinasi, aš kažkur save apleidau. Kažkur neskyriau savo dėmesio, kažkur nepailsėjau, kažkur tai išsitaškiau, išsilakščiau per daug ir jau nebepalepinu savęs, nebeveikiu to, ko aš noriu būtent dėl savęs. Tai to dėmesio stengiuosi duoti savo pati, nebereikalauti, kad kitas žmogus man jo duotų. Va, todėl, kad supratau, kad jeigu aš tuščia, tai ką aš galiu duoti kitiem? Ką aš galiu? Va, pirmiausia, aš turiu užsipildyti pati. Pirmiausia, mylėti save, kas man irgi buvo labai, labai keista ir labai neįprasta, nes aišku, to pasitikėjimo savimi visai nebuvo, buvo pastovus kaltinimas savęs ir gėda, ir žodžiu, ir pripažinti, ir tuos savo trūkumus, ir tai, kad aš suklystu, ir išmokau priimti save ir mylėti save tokią, kokia esu, ir tada tas bėgimas, tai jis aišku buitinis toks kartais gaunasi, kartais tiesiog taip susidėlioja viskas, kad reikia ir bėgom kažką padaryti. Bet tada aš savo stengiuosi skirti laiko, kai tik tai turiu galimybę stengtis ir paskaityti knygą, ir nueiti į vonią, ar pasidaryti grožio procedūrą, neapleisti savęs. Ir kai savo skiri dėmesio, ta tuštuma po truputį užsipildo. Tai va, tikiuosi atsakiau. Taip, labai ačiū. Dėkui, Editai. Toliau klauskite. Labas vakaras, Donata. Iš tikrųjų labai ačiū už šiltą pasidalinimą, kuriame labai mačiau daug savęs.
Tik tai tiek, kad aš nebuvau ta pirmūnė, bet jo, veiklų aš turėjau. Norėjau jūsų paklausti, kaip dabar yra, kokie jūsų santykiai yra su vaikais ir jeigu turite tėvais ir dar kaip jums sekasi su tarnystėm. Ačiū jums labai. Ačiū už klausimą. Taip, su vaikais, su tėvais ir tarnystė. Ok. Tai va, su vaikais, tai pas mane vyriausiam yra 18, jauniausiam 4. Tai tie santykiai yra visi truputį skirtingi pagal jų amžių. Va, tai aišku, tie mano vyriausi sūnus matė visko daugiau ir to mano agresyvumo, ir pykčio, ir to dresiravimo, aš taip ir pavadinsiu, nes aš jų neauklėjau, aš juos tiesiog bandžiau dresiruoti, kad jie manęs klausytų. Tai jie po skyrybų pasirinko gyvenimą su tėčiu. Tai čia buvo toks labai didelis man smūgis, kaipgi čia mane paliko mano mylimi vaikai. Va, tai tas santykis, toks ir buvo, žodžiu, buvo man daug kalties ir to kaltinimo, kad jie mane išdavė. Va, bet po 9 mūsų ir iki tol jau santykiai buvo tokie draugiškesni, kaip sakant, jau vis tiek supratus, kad čia nieko nepakeisi. Nebuvau ta, kuri jau ten atstumtų tuos vaikus visai, bet vat, būtent 9 žingsnis ir tas žalos atlyginimas, pripažinimas, aš pripažinau ir savo, ir būtent jiem, kad aš klydau. Va, tai labai šilti mūsų santykiai, draugiški ir jie labai džiaugiasi, labai supranta ir iš tikrųjų nulaiko mane kaip pavyzdžių dabar, kad aš sugebėjau iš to išlipti. Va, nes aišku, jie matė, kur link mama jau eina, tai vat, labai džiaugiasi ir labai palaiko. Va, o su mažiukais tai dabar jau auklėjimas pasikeitė. Dabar aš jam duodu daugiau laisvės, tai man reikia daugiau kantrybės, daugiau maldų. Va, iš tikrųjų, kad suprasti, jog jie yra asmenybės ir aš iš jų pradėjau mokytis. Ir anksčiau netgi, aš taip pasakyčiau, mano vaikai ten peždavosi tarpusavyje, ten rėkdavo, žodžiu, visi mes ten pykdavomės. Tai dabar namuose pasidarė ramiau. Dabar jau mes kažkaip dažniau apsikabinam, mes išmokom viens kitam sakyti, aš tave myliu, nes aš ir to net nemokėjau. Va, tai iš tikrųjų, jo, santykiai su vaikais, jie pasidarė šiltesni, aš išmokau jiem demonstruoti savo jausmus. Bet tas vienas iš aspektų. O su mama, nes dabar gyvenu būtent su mama po skyrybų ir su patėviu, aš visada juos labai norėjau pakeisti, visada pas mus būdavo konfliktai, nes aš buvau pripratus mamai aiškinti, kaip jai reikia gyventi, tai čia išgėrėmės, mes iki muštinių darydavom iš tikrųjų, kuris teisus ten ir stalų trankimai ir panašiai, ir žodžiu, mano išbėgimai iš namų ten, kokia aš nelaiminga, kad tokią mamą turiu. Tai va, tai dabar pas mus labai ramu namie. Va, mama labai džiaugiasi, kad aš atradau anoniminius alkoholikus, jinai mane išleidžia, sako, tu tik tai eik ten, kur eini, daryk, ką darai, nes tai iš tikrųjų mato, kad keičia mano gyvenimą, mano elgesį namuose ir aš pagaliau priėmiau mamą tokią, kokia jinai yra. Aš priėmiau savo patėvį, koks jisai yra ir dabar mes juokėmės iš to, dėl ko anksčiau pykdavomės. Tai va, tas priėmimas žmonių ir susitaikymas, kad jie tokie yra. Va, ir nebandymas jų valdyti ar jiem aiškinti, kaip gyventi. Tai va, tas labai pasijuto mūsų šeimoje iš tikrųjų ir man labai buvo džiugu, kai mama va, būtent įvertino, kad aš lankausi anonimuose, nes jinai pastebėjo pagal mano elgesį, kad pradėjo keistis mano santykiai ir su jie, ir su visais šeimos nariais. Aš nustojau rėkauti namuose ant visų, tai va, tai toks akivaizdus dalykas. O tarnystė, tai iš tikrųjų negaliu atsisakyti, kai kažką dabar man siūlo anonimai.
Todėl, kad jaučiu iš tikrųjų begalinį dėkingumą. Dievas davė man tokią dovaną ir dabar aš galiu padėti kažkam kitam, kad jo gyvenimas pasikeistų ir įvyktų stebuklas. Tai iš tikrųjų vedu grupės šviesoje sekmadieniais, kartais mane pasikviečia pasidalinti Antakalnyje priklausomybių tam centre, dabar jūs pasikvietėt pasidalinti. Taip pat turiu 2 globotinės, su kuriomis einam žingsniais, tai tiek tos veiklos yra, bet jeigu Dievas siunčia, matytis mato, kad energijos turiu ir ta veikla gali atnešti naudos. Tai tiek šiai dienai. Ačiū labai jums. Dėkui, Rinai. Dar turim laiko, dar klauskit. Tautvydas alkoholikas. Jo, tu kai pasirinkai eiti šiuo mūsų keliu, kaip reagavo tavo artimieji, kad pradėjai vaikščioti pas kažkokius tai alkoholikus į susirinkimus, žinau, kokius ten susirinkimus pačioj pradžioj, kaip reagavo ir kaip dabar reaguoja į tai, kad tu skiri daug laiko toms tarnystėms, tai susirinkimų vedimai, globa ir dar kažkas susijęs su kaip į tai reagavo pačioj pradžioj ir kaip reaguoja dabar. Ačiū už klausimą. Tai aišku, mano artimieji, jie jau matė, kad aš geriu nebenormaliai, kad su manim negerai, bet, mama sakė, daryk ką nors. Tai jau kai tik aš nuėjau į pirmą susirinkimą ir grįžau švytinti, aišku, čia buvo noras pasakoti, mamyt, čia taip ir taip, žodžiu, nes tas džiaugsmas buvo begalinis, kad aš lyg tai, man atrodo, radau išeitį, kas man padėtų, tai šiaip iš mamos palaikymas buvo iš karto. Patėvis tai ten gal nelabai suprato, jis galvoja, aš ten truputį pavaikščiosiu, nebegersiu, ir užtenka. Tai bet matyt, mama jau matė truputį kitaip tą situaciją ir jinai tiesiog suprato, kad aš einu kažkur, kur man padeda negerti. Dabar jos palaikymas yra dar didesnis, jinai man čia net prieš keletą dienų atsisėdu, sako, tu žinai, sako, man tai patinka, kad tu tokia užimta, tu tik daryk, ką darai. Tai matyt parodo, kad jinai mato tą poveikį ir kadangi pas mane dar vienas vaikučių yra pakankamai mažas, tai jinai, aš pažiūrėsiu vaikus, važiuok kur reikia, aš pažiūrėsiu, tu tik tai daryk, nes aš matau, kad tau tai padeda. Tai aš dabar taip galvoju, turbūt mano mama niekada manęs taip nepalaikė, kaip būtent šiuo laikotarpiu, kada aš esu su anoniminiais alkoholikais. Tai aš jai už tai labai labai dėkinga, kad jinai yra ir kad iš tikrųjų palaiko šitą mano sveikimą. Dėkui, Tautvydai. Ramis alkoholikas, dar noriu irgi paklausti. Tu minėjai, pas tave tokia buvo tokie jausmas įtikti, patikti ir taip supratau, jisai klaidingas toks buvo, ne? Ir kaip dabar tau su juo pavyksta jo, ar sumažinti, ar atsikratyti, ar kom pakeisti jį? Ačiū už klausimą. Aš dabar galvoju, kuogi aš dabar pakeičiu šitą klausimą, kad jis man negadintų mąstymo. Aš dabar klausiu savęs, kokia Dievo valia. Nes netgi grupėje, pavyzdžiui, aš iš tikrųjų išmokau stebėti save ir labai dažnai tą darau, tai netgi grupėje, aš
noriu dalintis, ne, vat jau galvoju, vat čia dabar papasakosiu šitą. Ir tada aš savęs klausiu, o koks mano tikslas? O vat kodėl aš šitaip noriu pasidalinti? Ar čia tam, kad patikti ir įtikti, netgi vat grupėje, ne? Va, ar dėl to, kad aš noriu duoti naudos, ne? Noriu, kad naujokas išgirstų. Ta prasme, dabar tie klausimai ne tik tai, kaip įtikti ir patikti vyrui, bet kaip ir su darbdaviais, pavyzdžiui, su tuo pačiu vadovu, jeigu aš kažką tai noriu padaryti, ta prasme, aš nenoriu daryti, bet darau. Ir man išduoda mano pyktis vidinis, vat, tuos jausmus atpažinti irgi viduje. Ir jeigu man kyla pyktis, kad aš šitą darau, vadinasi, aš išduodu save, darau ne tai, ko nenoriu, bet bijau pasakyti, kad man tai nepatinka, arba man tai netinka, arba man per daug, vien dėl to, kad, neįtiksiu vadovui, neįtiksiu kažkokiam tai žmogui. Ir aš išmokau atpažinti, ir, ta prasme, atpažinti vat, būtent tą pyktį ir tą baimę. Ir tada aš meldžiuosi Dievui, kad jis pašalintų. Jeigu aš bijau kažką tai padaryti, bet jaučiuosi blogai, jeigu darysiu, tai aš meldžiau Dievo, kad jis pašalintų baimę. Ir kai pasimeldžiu, po to žiūriu, vat ir pasakau, gražiai, tvarkingai, bet taip, kaip aš noriu. Va, ir net geriau išeina. Ir ta prasme, nebelieka to veiksmo dėl kito žmogaus, kad jis man pliusiuką uždėtų. Tai va, tai iš tikrųjų dabar labai dažnai savęs klausiu ir meldžiu ir Dievo prašau, kad jis leistų man veikti pagal jo valią, o ne tam, kad įtikčiau ar patikčiau kažkokiam žmogui. Tai va, tikiuosi atsakiau. Taip, Donata, dėkui labai. Dar turim laiko, klauskite. Edita, dar labas vakaras, dar norėjau paklausti, ar su visais pavyko atlikti 9 žingsnį ir jeigu nepavyko, su kažkuo, tai kodėl? Ačiū labai. Ačiū už klausimą. Tai nepadaryti liko dar 2. Va, tai iš tikrųjų vienas yra turiu atlyginti žalą kačiukui. Va, kurį kažkada nuskriaudžiau, niekada negalvojau, kad man tai taip svarbu, kol neišsikapščiau būtent, kas mane graužė, va, kurį nuskriaudžiau iš tikrųjų. Tai va, jau susitariau, kaip galėsiu pasavanoriauti kačiukų prieglaudoj. Va, tai iš tikrųjų Dievas vėlgi suvedė su žmogum, kuris tuo užsiima. Tiesiog pas mane sąraše liko tas kačiukas ir mane suvedė su žmogum, kuris užsiima. Va, tai jau kaip ir pradžia yra. O dar liko irgi neatliktas su vienu iš pirmųjų darbdavių, kur aš realiai apsivogiau. Tai va, tai irgi dar laukia manęs toksai darbas surasti tos kontaktus ir meldžiuosi Dievui, nes iš tikrųjų dar liko tos truputį baimės prisipažinti, ką padariau, nes niekas manęs nepagavo, niekas to nežino. Bet aš žinau ir tai yra mano 9 žingsnio įrašyta užduotis. Va, tai kol kas meldžiuosi Dievo ir manau, kad pavadovaus taip, kad aš susitiksiu su tuo žmogum ir galėsiu ir prisipažinti ir atlyginti žalą. Va, o buvo dar tokių porą atvejų, kur aš paklausiau, kaip aš galiu atlyginti žalą. Va, ir man žmogus nieko nepasakė. Va, ar vienas nieko nepasakė, o kitas tiesiog nesutiko susitikti, tarkim taip. Tai va, tai vėlgi palikau viską Dievo valiai, kai bus laikas, jeigu taip reikės, tai bus galimybė. Va, nes tas sąrašas nebuvo jisai labai didelis, iš tikrųjų, aš labai savęs ir neskubinau, buvo labai sunku su tėvu mirusiu tą padaryti, bet viskas su laiku po truputį. Ir žodžiu, ir kažkaip tai ta ramybė tada po truputį ateina.
Na kągi, mūsų laikas labai greit pasibaigė. Dėkui visiems kalbėjusiems, klausiusiems, dalyvavusiems, YouTube klausytojams dėkui. Prašau, junkitės ir sužinokite apie mūsų sveikimą.